kur tu atrodo, šiaip esi geras žmogus, bet iš tikrųjų, ką darai, viskas yra taip egocentriška, taip manipuliatyvu. Žmogus sako, aš niekaip negaliu pagalvoti apie mintį, kad aš praneščiau apie tai, kad noriu skirtis. Man net atrodo, kad geriau, kad žmonos neliktų ant žemės paviršiaus ir šita problema išsispręstų. Jis net yra svarstęs savižudybę kaip opciją ne kartą. Tai yra antiek stipru žmogui visame tame būti. Kas čianais vyksta, tai žmogus yra užburtam rate, kuris nesijaučia, kad turi teisę turėti asmeninius poreikius. Ir va čia yra esmė viso šito ir malonaus vyruko sindromo ir tokio, kai žmogus nori kažkaip įtikti aplinkai, jis neturi teisės jaustis vertas, jis neturi teisės turėti savo poreikių, norų, nekalbant jau apie tai, kad juos išsakyti kitiem. Kai įsisąmonini, kokį skausmą savo sukeli, stengdamasis įtikti kitiems, pasirūpinti kitais, kai jau išjauti, kad man dabar labai skauda dėl to, kad aš noriu kito žmogaus laimės, bet man tai labai skauda. Ir kai pajauti tą skausmą, išjauti iki galo, tada labai aišku pasidaro, kad žiūrėk, šitaip aš tau savo kuriu kentėjimą ir aš galbūt galiu kaip nors pabandyti nustoti tą daryti. Ir tada prasideda kelias jau į tą išsivadavimą.